Kitas iššūkis, kuris mūsų laukia kitais metais, tai yra daugiabučių namų modernizavimo programos paleidimas. Nors dabar buvo girdėti balsų, kad vyriausybė nesugebėjo šiais metais į rinką šitiem tikslam įdėti pinigų, tačiau tai buvo lemta ne kažkokių tai biurokratinių vietinių trūkdžių, o buvo susijęs su grinai europiniam procedūrom, todėl kad šito fondo, renovavimo fondo formavimui buvo panaudotos ES lėšos ir tos procedūros, kurios yra nustatytos Europos komisijos, jų buvo privalu laikytis. Taigi dabar jau šiandien galima pradėti tą procesą, galima pradėti rengti dokumentus. Kitą savaitę turi baigtis banko atrankos procedūros, bus aišku, ir į kokius po to bankus galima kreiptis. Taigi šita programa dabar jau turi pilną tiek juridinį, tiek finansinį pagrindą startuoti. Be jokių abejonių vykdydami ir greitindami šitą programą atsižvelgsime į forumo metu pareikštas pastabas ar palinkėjimus kreipti dėmesį didesnį į kvartalinį renovavimą ir taip toliau ieškosime priemonių, kaip tai būtų galima realizuoti. Malonu taip pat girdėti, kad forumas jau įgavo tokį svorį, kad siūlymai kitą forumą organizuoti Kaune iš tikrųjų yra nuostabus. Manau, kad ne tik Kaunas yra nusipelnęs tokios teisės, nors dėl sekančio forumo tikrai neturiu jokių prieštaravimų, kad jis vyktų Kaune, tačiau manau, tai galėtų tapti ir gražia tradicija, kad kiekvienas forumas keliautų iš miesto į miestą, galbūt sekantis Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir taip toliau. Tikrai labai svarbu, kad forume skleidžiamos idėjos pasiektų kuo didesnę visuomenės dalį. Taigi dar kartą sveikinu visus konferencijos dalyvius, dėkoju visiems už naujas geras idėjas ir linkiu sėkmingo darbo. Dėkoju.